Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365, dabar esu Düsseldorfe ir radau neįtikėtiną dalyką. Mes lygiai tokį BMC 600 pardavinėjom pas save ir mūsų kaina yra 118 000 plus PVM. Tuo tarpu, kai Vokietijoje Düsseldorfe tokį pat kemperį pardavinėja už 128 000 plus PVM. Tai ateikim, pažiūrėkim, kas čia tokio yra įspūdingo. Hymeris daro sienas kiek kitaip. Ima vieną plokštę, kitą plokštę, į vidų pila tam tikrą medžiagą, kurios varža yra lygiai tokia pati kaip 80 cm plytų. Tai čia tas ypatingas dalykas, tada visa važiuoklė yra alko, kuri yra gaminama pati Hymerio fabrike. Jie ima tik tai pačią Mercedeso galvą, viskas yra kitas gaminama Hymeryje. Taip pat vandens bakai yra visiškai pritaikyti tai važiuoklė, įleisti į važiuoklę, todėl Hymeris yra stabilesnis. O dabar konkrečiai apie šitą modelį. Jo ilgis yra 7,20 cm. Tai jis yra, sakyčiau, toks optimalaus ilgio. Baltos spalvos, lygiai tokį pat ir mes užsakėm. Mūsų yra 3,5 tonos, tai jūs galite vairuoti su B kategorija. Dabar taip, Hymerio bagažinės yra su pneumatiniais stabdžiais, kad jums vėjas neišplėštų. Lauko dušas, visada užsakinėjau, labai faina, nes gali būti ir šiltas, ir šaltas vanduo. Bagažinė laiko 350 kg ir čia yra labai jau didelė, tikrai labai didelė. Vespos dviračiai jums be problemų čia tilps, viena Vespa. Čia yra vienoje, kitoje pusėje dar viršui laikikliai, jeigu vežatės kokį krovinį pririšt. Ir kai yra 3 laikymo kampai, tai yra tikrai saugiau jūsų daiktams. Laikymo vietos su paminkštinimais iš karto. Aišku, bagažinė yra šildoma, tai galit nebijot keliauti žiemą su kemperiais. Kemperiai yra visiškai pritaikyti keliauti žiemą. Lempos irgi tokios, žinot, gražios. Man patinka, kaip Hymeris atrodo. Labai gerai veikianti galinė vaizdo kamera, platus kampas, tai jūs matysit šakas, medžius ir kliūtis. Markizė, šiuo atveju 4,5 metrų. Beje, jeigu jūs, žinot, tingit sukti markizę, tai jūs galite pas mus servise užsisakyti elektrinį markizės išleidimą. Jūs tiesiog paspausit mygtuką ir markizė pati išsiskleis. Taip, visiškai įleisti langai, dvigubi langai, tai saugo nuo šalčio ir taip pat, kai yra langai įleisti, yra mažesnis triukšmas. Ir einam į vidų. Kemperis 60 cm pločio duris, visur esu užsakiusi centrinį užraktą, tai reiškia su vienu mygtuku jūs uždarysit ir bagažinės duris. Taip. O, man patinka tas šviesa ir jaukumas ir toksai, žinot, namų jausmas. Sėdynės patogios, tikrai tik keliauk ir keliauk. Čia matau, Hymeris pataupė parodai, o aš nepataupiau, užsakiau geriau, nuleidžiamas termo užuolaidas. Čia šiuo atveju yra paprastos medžiaginės, bazinis variantas. Tiesiog turėkite omeny, jeigu komplektuositės Hymerį. Mersas kaip Mersas, laiptelio sutraukimas, kai norite jau važiuoti, medija, pilnai automatiška klimato kontrolė, čia matau distronikas, visiškas standartas automatas. Pas mane yra 170 arklio galių, didžiausias variklis, koks gali būti užsakytas iš Hymerio. Taip, matau, čia yra tekstilės ir odos kombinacija, mūsų kemperį yra kiek tamsesnė dėl praktiškumo. Stalas analogiškas pas mus, tai šviesus, jis gali visaip suktis, kaip jums patogu. Tikrai, 4 diržai, gali keliauti 4 žmonės, čia dar mechaniškai nuleidžiama lova. Labai lengvai nusileidžia, toks 140 cm pločio, apie 2 metrai ilgio. Šitas didelis stoglangis jau yra bazinis, 50-80 cm, maždaug tokie išmatavimai. Taip, virtuvė. Laikymo vietos ir kas yra gerai, čia yra toks kraštelis, kad jums paskui neužkristum ant galvos, kai atidarysit po kelionės daiktus. Šildymas gali būti dizelinis, gali būti dujinis, tai mūsų atveju aš užsakiau dizelinį šildymą. Virtuvė toliau. Kiekvienas stalčius laiko 15 kg, tai nebijokit, dėkit maisto daiktus, tikrai nesulūš jie. Viryklė 3 degiklių, tai tokie erdvi, žinot, išmatavimai
kokie puodai jum telpa, nu, tai tokie, man atrodo, didesni. Irgi dar pastalis, čia dar dangtuką galima užsisakyti, kad turėtume daugiau erdvės pjaustinimui. Aš nežinau, kam šitas skirtas, gal kad nors išsiaiškinsim, kai jau į pensiją išeisim. Himeris specialiai savo kranus gaminasi, man labai patinka. Šaldytuvas 147 litrai su šaldymo kamera, standartinis, visi gamintojos deda, tiesiog geras šaldytuvas. Čia dar viena vieta, irgi 15 kg laiko, aš ją mėgstu laikyti vaisius, kad jie nesušiltų taip. Žiūrim, ką čia turim. Himerio grindys yra dvigubos dėl stabilumo, dėl to, kad būtų galima laikyti kažką dugne ir tuo pačiu irgi šilčiau yra. Tai čia viena didelė laikymo vieta. Neleidžiam parodyti iš lauko, bet į šitą vietą galima patekti ir iš lauko. Tada elektros blokas. Jeigu norėsit kokių patobulinimų, tai galima pas mus servisą padaryti. Čia tik tai vienas akumuliatorius, tikrai mes galime įdėti 2, 3 ir daugiau, kad gyventumėt visiškai nepriklausomai. Čia, kas čia dar? Čia irgi techninis skyrius ir dar kokį nors vieną kitą laidą gal galime įsidėti. O ten įtari bus termo zondas. Dušas. Dušas ir tualetas yra vienoje erdvėje, šitas kemperis 7,20 ilgio, tai čia yra, kodėl tai padaryta. Kai einat į dušą, išimkite tuos medinius pagrindus, nes jie yra skirti tam, kai jūs nueinat į dušą, grindis palieka šlapius, užsidedat, kad vėl galėtumėt patogiai naudoti šitą erdvę. Laikymo vietos. Dušas tikrai už erdvus čia užtenka. O užtenka maudymuisi, taip, lentynėlės. Čia, kai kosmetiką susidedat, labai patogus tom gumom įtvirtinti, neišskraičia daiktai, nesusivarto. Kabykla, veidrodis ir labai kokybiškos kriauklės toks, nu gerai, man patinka ir jeigu čia kas nors, tarkim, išsitepa, labai patogu nuplauti. Tualetas jau yra aukštesnio lygio, sakyčiau, patogus sėdėti. Toliau. Lova. Čiužiniai ir visa miegojimo sistema yra pritaikyta specialių himerių čiužiniai siuvami, o ką daro himeris, tai jau daro gerai, tikėkit, miegosit puikiai. Trigulė lova, gali būti tikrai erdvė, čia ilgis apie 2 metrai, plotis irgi, manau, bus apie 2 metrai. Čia laikymo vietos, dar laikymo vietos, nu žodžiu, turėsit tikrai vietos, kur susidėti daiktus, langai, kas irgi labai yra faina, kai atsibundat, galite iškart pažiūrėti, kas už lango, koks oras, tai kiekvienas miegotojas turi savo langą, arba grinam orui, jeigu labai karšta. Jaučiuos karališkas. Labai. Čia ir medituoti patogu, ir miegoti patogu, ir mylėtis patogu. Labai geras. Ir aišku, jeigu norit atsitverti, dar kažkas vakaroja, tai yra užuolaidėlės. Iš miegojimo vietos gali šviesą išjungti visame kemperyje, reguliuotis apšvietimą, tai irgi tas patogu. Ir laiptukai, kad neiškristumėt, arba būtų patogu išlipti, jie susipakuoja iš karto ir nusileidžia, aš dabar neleisiu, o čia dar ir noriu parodyti spintas, susikabinti rūbams. Ir matau, kad šitą spintą galima iškelti viršų, nes ten yra bėgelis. Ir čia lygiai tokia pat spinta yra. Tai čia dar turim himerio valdymo panelę. Jau himerio kemperiai įeina į bazę ir jie valdosi per jūsų telefoną, reikia sukonektinti, appsą parsisiųsti. Šiuo atveju yra šildomi dujų balionai, filtrumo šildymas. Televizorius galima užsisakyti kaip bazę. Kaip matot, pas mus kainos geresnis negu Vokietijoje, tai laukiu jūsų, skambinkit, rašykit ir iki.